Kaip smagu, kad pakvietėt eiti kartu parodą apžiūrėti. Reikia sakyti, ne eiti parodą apžiūrėti, bet eiti parodos apžiūrėti. Su judėjimo, slinkties veiksmažodžiais, tokiais kaip eiti, važiuoti, keliauti, vykti, tikslui reikšti, vartotinas ne galininkas, bet kilmininkas. Eiti parodos apžiūrėti, ne parodą. Vadinasi, vėliau aš eisiu draugo pasveikinti, ne draugą, ar ne? Taip, taip. Beje, senuosiuose raštuose, Anykštėnų, Kupiškėnų tarmėse būdavo vartojamas sakinys. Būtų sakę, Rūta ir Akvilė eina parodos apžiūrėtų. Tai mano močiutė paskambintų man ir sakytų, Akvilė, atvažiuok šieno vežtų, ar ne? Taip, bet kaip gražu. Labai gražu. O, čia galima apie parodą paskaityti. Paroda skirta amžinojo atilsio išėjusiam fotomenininkui Vytui Matkui. Rezurekcija, pleneras, ar šie žodžiai vartotini? Gal vietoje plenero būtų geriau rašyti tiesiog tapymas gamtoje? O kasgi ta rezurekcija? Žodis pleneras jau seniai vartojamas mūsų kalboje. Jo kilmė prancūziška. Priminsiu, didžioji dalis tarptautinių žodžių yra atėję iš senosios kultūros, antikinės kultūros, iš lotynų ir graikų kalbų. Religijos terminas rezurekcija yra lotyniškas žodis ir reiškia prisikėlimą. Parodos organizatoriai, pasirinkdami tokį parodos pavadinimą, matyt norėjo labiau atkreipti lankytojų dėmesį. Galima sakyti, kad šis žodis yra stilistiškai motyvuotas skolinys iš lotynų kalbos. Iš lotynų, bet šiandien jau ir anglų kalba yra tapusi gausaus tarptautinio žodyno šaltinis, ar ne? O taip, serveris, klipas, bestselleris, trileris yra atėję iš anglų kalbos, dabar jau tapo tarptautiniais žodžiais ir nelaikomi klaidomis, nelaikomi blogais žodžiais. Bet visgi kai kurių svetimžodžių mes vis tiek stengiamės neįsileisti į savo kalbą. Kodėl? Mes stengiamės neįsileisti tų svetimų žodžių, kurie nuo seno turi lietuviškus atitikmenis. Pavyzdžiui, mums nereikia ofiso, nes mes turime kontorą, biurą, įstaigą, nereikia pabo, nes turime aludę, smuklę, o jei su nauju daiktu, reiškiniu, nauja sąvoka, į lietuvių kalbą ateina naujas svetimžodis ir nėra jo atitikmens lietuvių kalboje, tai tada arba tą žodį pritaikome lietuvių kalbos sistemai, tai yra jį adaptuojame, sulietuviname arba sukuriame naują žodį. Noriu pasakyti, kad pavojingiausia ne patys svetimi žodžiai, o neįforminta jų lietuviška vartosena. Pavyzdžiui, į mūsų kalbą labai skverbėsi daug nekaitomų žodžių. O juk lietuvių kalba yra kaitoma, tai yra linksniuojama su galūnėmis. O tokie nekaitomi žodžiai labai ardo mūsų tradicinę sistemą, klibina mūsų sintaksę, ardo tradicinę formą. Taigi, jeigu jau įsileidžiame svetimą žodį, tai turime jį pritaikyti prie lietuvių kalbos sistemos. Linksniuoti, pridėti galūnes, rašyti taip, kaip tariame, o ne kaip toj kalboj parašyta. Sakykime, žodis ne flamenco turi būti rašoma, bet flamenkas, ne big band, o big bandas vienas žodis. Jau tiek šiandien šneku, net burna išdžiuvo. Tai gal apžiūrėjusios parodą užsukime į kokią kavinukę išgerti kapučino kavos? Juk kapučinas irgi yra iš naujųjų prigijusių svetimybių, ar ne? Taip, eime.